Labas, sveikinu prisijungus prie matematikos ir matematiką ir šiandien mes darysime daugybą stulpelių. O ne, tik ne daugybą stulpelių, bet nesijaudink. Šita tema nėra tokia jau sunki, ypač kai tau viską parodysiu. Taigi, ko mes mokomės daugybos stulpelių? Nes jinai mums padės atlikti daug sunkesnius daugybos veiksmus, negu iki šiol teko tau skaičiuoti. Na, visų pirma, turbūt, jeigu būtų veiksmas 31 kart 3, dar mintinai galėtum paskaičiuoti. Ir viskas labai gerai, mintinai fantastika. 31 kart 3, galbūt mokate, tai bus 93, ar ne? Fantastika. Ir aš noriu parodyti, kaip tai atliekama dauginant stulpeliu. Tai jeigu aš rašau stulpeliu, aš vėlgi rašau skaičių, vieną skaičių ir tada kitą, iš kurio jį dauginu. Ir čia yra svarbu žinoti. Matote, kai aš dauginu trejetą, aš turiu dauginti jį su abiem skaitmenimis viršui. Gerai? Taigi 3 kart 1 bus 3 ir 3 kart 3 bus 9. Ir aš jau rašau jį ne apie toj pačioj vietoj, ne čionais kažkur, bet net viršaus, bet rašau į priekį, nes mes dauginam iš didesnio skaitmens. Jeigu išdauginam iš vienetų, tai rašom į vienetų vietą, jeigu iš dešimčių, tai į dešimčių vietas rašom 3 kart 3 lygu 9. Gerai, kodėl aš tai parodžiau? Nes mes tuo turėsim sunkesnius skaitmenis, pavyzdžiui 21 kart 32. Ir čia yra svarbu žinoti, aš ką tik parodžiau, kad mes dauginam trejetą ir su vienetu, ir su trijais. Kodėl tai yra svarbu? Nes, kai mes turime 2 arba daugiau skaitmenų, kartais žmonės padaro klaidą. Kartais žmonės daugina tiesiog 2 kart 1 gauna dvejetą ir 2 kart 3 gauna 6 ir galvoja, kad čia yra teisingas atsakymas. Jokiu būdu. Taip skaičiuoti negalima ir taip negausime teisingo atsakymo. Taip? Ką svarbu žinoti, kai mes dauginam stulpeliu? Mes turime padauginti apačio esančius skaitmenis su kiekvienu virštiniu skaitmenimi. Reiškia, turim dauginti dvejetą su vienetu ir dvejetą su dvejetu. Tada turime dauginti trejetą su vienetu ir trejetą su dvejetu. Kiekvieną apatinę skaitmenį su kiekvienu skaitmenimi viršuje. Taigi, pažiūrėkime šitą pavyzdį. Pavyzdžiui, 2 kart 1. Mes išgausime dvejetą, ar ne? Tada 2 kart 2 rašom į priekį vieną ir gausime čionais ketvirtą. Toliau, kita yra populiari, čia dar nesibaigia veiksmas, čia mes važiuojam toliau. Kita yra dažna klaida, kurią žmonės padaro, kai daugina 3 kart 1 parašo čionais trejetą, 3 kart 2 parašo čionais šešetą. Didžiulė klaida. Nedarom. Jokių būdų. Nedarom. Labai negerai. Ką reikia čionais daryti? Mes atsakymą pradedam rašyti po tuo skaitmenimi, iš kurio dauginam viską. Matote, dabar iš trejeto dauginsime 3 kart 1 bus 3 ir 3 kart 2 bus 6. Matote? Iš pradžių padauginam dvejetą su viskuo, dvejetą su 21 ir trejetą su 21. Ir rašom atsakymą iš pradžių po dvejetų, kai dauginam iš dvejeto, ir po trejetų, kai dauginam iš trejeto. Ir mes tą sudėsime, viską sudėti. Tada turime ir gausime šiandien 2 ir nieko bus 2, 4 ir 3 bus 7 ir 6 bus tiesiog 6. Na va. Ir čia yra svarbu žinoti kelis dalykus, kad mes turime dauginti kiekvieną skaitmenį su kiekvienu ir rašome, pradame šitą po tuo skaitmenimi, iš kurio dauginame. Gerai, duosim dabar dar kelis pavyzdžius su dar didesniais skaičiais. Pavyzdžiui, triženklis skaičius. Triženklis kart dviženklis. Ir vėlgi, čia gana paprasti skaičiai. 1 kart 1 bus tiesiog 1, 1 kart 2 bus 2, 1 kart 4 bus tiesiog 4. Paprasta. 3 kart 1 bus 3, 3 kart 2 bus 6 ir 4 kart 3 bus 12. Kur mes rašome? Mes rašome dvejetą ir vienetą dar labiau priekyje. Mes perkeliam į dešimtis. Taip. Ir gausime atsakymas. 1 ir nieko bus 1, 2 ir 3 bus 5, 4 ir 6 bus 10. Reiškia, mes rašome 0 ir 1 mintyje. Jis keliauja priekį esantį skaitmenį. tą mokėme sudėtyje, sudėti stulpeliu.
2 ir 1 mintyje bus 3 ir čionais bus vienetas. Oho, koks didelis skaičius. Visai nemaži skaičiai. Ir dabar žiūrėkite, o kas jeigu mes dauginsime tokius skaičius? 67 kart 45. Dabar prasidės įdomus skaičiai. Nes mes, kai dauginsime, mes turėsime kaip ir sudėtyje perkelti priekį. Turėtų mintyje skaičius. Žiūrėkite. 5 kart 7. Čia bus 35. 5 ir aš tarsi 3 dar mintyje rašau. Aš mėgstu čia tai pasirašyti 3 mintyje arba 3, bet aš jau rašysiu trejetą tiesiog. 3 mintyje. Kartais žmonės čia rašo, kartais atsimena, kaip jums patogiau. Aš gal rašysiu šito vietą, nes aš čia gausiu atsakymą. Bet man čia patogu. Daug kas rašo viršui trejetą. Arba mintyje laiko trejetą. Ilgainiui jums nereikės nieko rašyti, jūs mintinai atsiminsite, kad trejetas keliauja į priekį. Puiku. Toliau. 6 kart 5 bus 30. 30 ir dar tas trejetas, tai bus 33. Tai mes ir parašome 3,30. Va. Tiek mes gausime padauginę 67 iš 5. Taip. Jeigu gauname didesnį skaičių, keliam į priekį. 10 keliam į priekį. 4 kart 7 bus 28. Ar ne? Tai čia rašau 8 ir 2 eina mintyje, tai čia rašau dvejetą. 4 kart 6 bus 24 ir dar 2 mintyje bus 26. 24 ir dar 2 bus 26. 26. Tuos dvejetus, aišku, jūs galėjote mintinai esančius skaičius mintinai atsiminti arba išsibraukti, kai jums patogiau. Aš čia palieku, kad atsimintume, iš kur mes juos gavome. Ir tada galų gale sudėsime skaičius. 5 ir nieko bus 5. 3 ir 8 bus 11. Tai 11 yra 1 ir dar 1 minty. Visi priekį keliauja. 3, 6 ir 1 minty bus 10. Taigi viršų vėl rašau 0. Ir dar 1 į priekį, čia bus 30. Čia vyksta daug dalykų. Mes, kai gauname didesnį skaičių negu vienaženklį atlikę veiksmą, mes keliam jį į priekį. Mes keliam jį į priekį ir daugyboje. 4 kart 7 bus 28, ar ne? Ir daugyboje, ir net sudėtyje. Sudėsime, skaitmuo keliauja į priekį. Tai va. Ir paskutinis dalykas, prieš paskutinis dalykas, kurį noriu parodyti, bus šitas. Prieš paskutinis. 0 viduryje. Daugyba, kai yra vienas skaitmenų, yra 0. Dabar žiūrėkite. 2 kart 3 yra paprasta, mes gausime 6. 2 kart 4 yra paprasta 8. Ir 2 kart 2 yra 4. Dabar žiūrėkite. Mes dauginam 0. 0 kart 3 bus 0. 0 kart 4 0. 0 kart 2 0. Na, aš tą parašiau, visus 0 parašiau, bet jų nebūtina rašyti. Mes galime jų tiesiog net nerašyti, tie nuliai mums nieko nėra, mes ignoruojame daugybą iš 0 ir iš karto einame prie ketverto. 4 kart 3 bus 12. Žiūrėt, kur aš rašau? Aš ne šiandien rašau 12, ne. Aš rašau po ketverto. Rašau 12, 2 ir 1 minty. 4 kart 4, 16 ir 1 minty, kuris buvo prieš tai 17. 16 plus 1 minty, 17, tai rašau 7. Ir dar 1 minty. Taip, 4 kart 2 yra 8 ir 1 minty bus 9. Ir mes viską sudėsime ir gausime 6, 8, 6, 7, 9. Nu ta matematika yra šakės. Tikrai šakės. Ir dabar paskutinis veiksmas, kurį norim parodyti, mano mėgstamas dalykas, tai yra keistenybės matematikos. Tai reiškia 1, 1, 1, 1, 1 kart 1, 1, 1, 1, 1. Na va, kaip galvojat, koks bus atsakymas? Galite mintinai pagalvoti ir labai dažnai žmonės šitai suklysta. Ir gauna kažkokius skaičius, kaip pavyzdžiui 2, 2, 2, 2, 2 ir panašiai. Ne. Atlikime veiksmus. 1 kart 1 bus 1, 1 kart 1 bus 1, 1 kart 1 bus 1, 1 kart 1 bus 1 ir 1 kart 1 bus 1. Labai paprasta. Puiku. Toliau. Mes kol kas padauginam pirmą skaitmenį. Mes dabar tą turime atlikti su visais skaitmenimis. Matote, kiek yra skaitmenų, tiek mes čia ir jų parašome. Aš tarprosiu
gale triženklių skaičių daugybą. Taigi, toliau. 1 kart 1 vėl 1 ir vėl 1 kart 1, 1 ir taip toliau. Mes gausime daug vieneto. Toliau šitą vienetą dauginam iš visko. 1 kart 1 bus 1, 1, 1, 1 ir 1. Ir dar vieną vienetą dauginam iš visko. Ir mes galų gale visus vienetus, 5 vienetus sudauginam kiekvieną kartą ir viską sudėsime. Kas čia per keistas uždavinys, kas tokį sugalvojo, kas kodėl mokytojas tokį atnešė. Ir ką mes gausime? 1 ir nieko bus 1, 1 ir 1 ir nieko bus 2, 1, 1, 1 bus 3, 1, 1, 1, 1, 1 bus 4, 5, 4, 3, 2 ir 1. Na va, gausim tokį skaičių. 123 milijonai 454 tūkstančiai 321. Tai va. Ir paskutinis dalykas, ką norėjau parodyti, jau turbūt nusibodo visą tą matematiką, bet nieko tokio, kas jau gausime 435 kart 321. Na va. Jeigu mes turime triženklį skaičių, iš kurio dauginame, tai mes 3 skaitmenis visus ir dauginsime. Tuoj pakeisiu spalvą. 1 kart 5 bus 5, 1 kart 3 bus 3 ir 1 kart 4 bus 4. 2 kart 5 bus 10, tai 0 ir 1 minty. Pasirašau. 2 kart 3 yra 6 ir 1 minty bus 7 ir 2 kart 4 bus 8. 3 kart 5 bus 15, tai rašau 5 ir 1 minty. 3 kart 3 yra 9 ir 1 minty bus 10, tai rašau 0 ir 1 dar mintyje. 3 kart 4 ir 1 minty, 13, rašau 3 ir 1 ir viską sudėsime ir gausime 5, 3, čia bus dalis skaičiai, gausime 16, tai 6 ir 1 keliauja į priekį, 1 į priekį, minty į priekį keliauja, tai 8 ir tas 1 minty bus 9, 3, 1. Na va, tokia ta daugyba stulpeliu. Ką reikia atsiminti? Kad mes dauginame kiekvieną skaitmenį su kiekvienu skaitmenimi, ar ne? Pirmas dalykas. Ir kitas dalykas yra, kad mes neužmirškime perkelti skaičiaus į priekį mintyje, jeigu atsakymas yra daugiau negu vienaženklis skaičius po daugybos. Tai tiek, ačiū visiems, tikiuosi, truputį buvo aiškiau ir viskas. Labos nakties, iki.